Matau didelį būrį mailiaus paviršiuje. Laukia, tikiuosi, kad ešeriukai tarp jų bus. Bandysiu gaudyti ant tokio mažo ratlino labai. Ir yra dar papildomai guminukas pririštas. Viską bandysiu daryti paviršiuje. Pravedimas paviršiuje, nors čia ir taip gilis eina pakankamai staigiai, bet bandysiu paviršiuje gaudyti. Kol kas kibimo nėra, judės toliau. Užsikabinau už žolių. Bandau užplaukti išsitraukti, nes valas pakankamai plonas. Mailius labai daug matau. Vyko. Matau pilną mailiaus. Bandysiu dar porą metimų padaryti. Nenori. Arba nenori, arba neaktyvus ešerys kol kas. Bandysiu kol kas pavilkiauti tada ir vėliau dar kartą pamėtymą pakartosiu. Vilkiaut bandysiu tokiu mažu vobleriuku ir papildomai naudosiu svorį, jeigu reikės man giliau užnerti, nes kažkur per gilesnės vietas gal plauksiu. Dar vienas didelis būrys, negaliu paleisti, jau pradėjo vilkiauti, bet sustosi, nes verda tiesiog. Pabandysiu gilesnį voblerį, tą, kur vilkiavimui naudoju, pravesti. Vilkiavimas irgi kol kas tyli. Keista, bet žuvis neaktyvi, nors atvėso dabar, vat, pirma diena, kaip šiek tiek vėsiau, vakaras, toksai va, megztinių net užsideda. Išplaukiau aš maždaug 6:30 ir žvejosiu iki kol sutems, tai nežinau, iki 9 gal ten gausiu. Ne tiek ir daug laiko, bet tikiuosi bent kibimų sulaukti kažkokį. Dar ne viskas prarasta, bandau toliau.
Nu, štai ir kibimas. Ant tų žodžių. Nu ir lydeka. Visai normali. Graibšto, kai visada neturiu. Žuvis sunki. Graži lydekaitė. Va, žiūrėkit, kaip wobleris rijo. Nu, aš kaip sakiau, bandysiu žvejoti ešerius, bet tikrai dėjau viltis, kad ir lydekaitė kokia užkips. Ši praeitą žvybą ant irgi mažo wobleriuko pagavau keletą lydekų, taip netikėtai. Ir panašu, kad joms šiuo metu galbūt norisi mažesnio masalo. Tai vat jau patvirtinimas antras, kad kimba ant mažesnių wobleriukų. To ištrauksiu, parodysiu dar kartą woblerį. Va žuvis, virš 50 cm, imsi vakarieniai. O čia wobleris, labai mažas, labai aktyvus, bet jau šią vasarą pagavę žuvų nemažai. Kur gilesnės vietos, aš woblerį papildomai išgilinu su tokiu svorio laikikliu. Jisai užspaudžia valą ir svoris žemiau nuleidžia woblerį, kur reikia. Kartais plaukiu ir be šito dalyko, kur gilesnės vietos, tada dedu papildomą svorį. Labas rytas, šįryt vėl išsiruošiau žvejybą, dabar 8:30 maždaug yra, oras toks apsiniaukęs, rūkas šiek tiek buvo, kol plaukiau iki vietos ir šilta pakankamai, va su maikute sėdžiu, tikėjausi, kad biškį bus vėsiau ryte, bet kažkaip tai labai šitas rytas šiltas. Šiandien noriu tęsti tą pačią temą su mažu wobleriuku. Kažkaip man patiko, galvoju, reikia daugiau pabandyti, tuo pačiu, kad galiu pagauti ešerį. Tai bandysiu pavelkiaut, žiūrėsim, kas gausis. Turiu laiko maždaug iki kokios 12, turbūt nedaugiau, ir tuo labiau ir temperatūra pakils. Tai pažiūrėsiu, kaip čia yra su tom vėlyvos vasaros lydekom. Pirmas kibimas šį rytą. Jau kavą dariausi, kažkaip tais pusvalandį gal be kibimų praplaukiau, taip ramu. Bet va užkybo. Žvejybą tęsiu ant to pačio mažo wobleriuko. Svoris pagilinimui. Čia svarbu kuo greičiau atkabinti, nes atsipalaiduoja lydeka. Graibšto kaip visada nėra.
kaip jinai keistai eina, kažkur užsikabinus toks jausmas. Eina išsipainio, užsiviniojo, va. Viršui dėl to taip sunkiai ėjo, atrodo kaip didelė žuvis. Šiaip nebloga, normaliai lydeka. Na ir vableriukas. Ką, lydekaitė, gražiai visai. Panašiai kaip vakar, tokio padydžio. O štai ir pagrindinis herojus. Kiek iš šiandien, nežinau. 5 centimetrai turbūt. Bandom toliau. Bandžiau plaukyti prie kranto, žuvies kaip ir yra, matau ir echolotę, matau, kad ir šokinėja šiek tiek, bet kibimo nesulaukiau, tai nusprendžiau biškutį giliau pasitraukti, tarp 5-7 metrų gilio žvejojo ir užsigilinu papildomai su svareliu, kad giliau truputį eitų vobleris. Sustojau tokioje įdėmesnėje vietoje, kur daugiau žuvies. Echolotus rodo, pabandysiu pamėtyti, yra ir baltos žuvies būreliai, ir lydekų simboliai, sakyčiau, yra echolotai, tai bandau pamėtyti biškį ant gumos. Kipimas geras buvo. Geras buvo kipimas, jaučiau prie pat valtis jau buvo. Aha, suplėšta guma, matau. Nebuvo šitą. Na ką, 11 valanda, saulutė išlindo, kažkaip tai skibimų nebeturiu, tai turbūt, kad baiginėsiu savo žvejybą, turiu dar biškį reikalų. Reziumuojant, pasakysiu, kad man patiko žvejyba ant mažo vobleriuko, nustebau, pakankamai didelis lydekas užkibo ir apskritai toksai oras labai ramus, bangelės beveik nebuvo, tai, sakyčiau, nelydekinis oras. Ir vis tiek pagavau tiek paskutinę žvejybą pagavau, tiek dabar pagavau lydekaitį neblogą, tai manau, kad reikia dažniau pabandyti ant mažų masalų, nes dabar vis čia tendencijos, kad kuo didesnį masalą dėti. Bet tiesa, ant
guminukų irgi turėjau kibimo, ten biškai didesnis masalas, bet kažkaip tais matyt neužtikrintai atakavo, tai neužsikirto. Tai va tokia žvejyba gavosi, manau, kad įdomus naujas eksperimentas ir ruduo jau ne už kalnų, tai tuoj prasidės rimtoji lydekų žvejyba. Iki kitų kartų.